Tai va, tai šiandien kalbėsim apie nutukimą, apie antsvorį, apie visokius tokius, kas veikia, kas nesveika, kas veikia, kas neveikia. Šiandien biškai paliesiu psichosomatiką, tai kuo plačiai, sakykime, nelabai kas yra plačioje erdvėje, toj prastoje erdvėje, dažniausiai nelabai apie ją šneka, nes vis tik dar labai dažnai laikosi mūsų endokrinologai ir dietologai tos nuomonės, kad mažiau valgyk ir daugiau judėk, netgi po mūsų čia merginos įdėjo mano kažkokį tai reels ar kažką, tai netgi ten mažiau ėsk komentaras, taip mes visi žinom, bet tie, kurios turėjo didelį antsvorį, žinot, kad nėra taip paprasta mažiau ėsk, daugiau judėk, pavyzdžiui, aš atsimenu savo jaunystėje, mane nusiuntė į Kauną pas tokią endokrinologę, ne endokrinologę, dietologę, tokia didelė teta, koks 110, nu gal 100, ir man sako, reikia mažiau valgyti ir daugiau judėti. Tai su 128 pats tas bėgioti, pavyzdžiui, po parką, ne? Ir sąnarius sugadinti, ir širdį, ir taip toliau. Tai vat, aš labai per daugybę metų pasidariau kitokią. Kaip aš kartais juokauju, kad kaip pas Junienę viskas atbulai. Tai va, aš šiaip jau esu psichologė, tai aš vis tiek žiūriu ir iš psichologinės pusės tos nutukimus. Ir šiandien kaip tik ir noriu, va, taip biškiuką, aišku, čia paskaita, čia ne grupė ir taip toliau, bet biškiuką noriu pasakyti, kokios priežastys atsiranda, kokios priežastys mus priveda nuo nutukimo. Tai va, kažkada tai svėriau, sakau, jau 128, jau tikrai, kuriuos biški pasiskaitė, tai tikrai, ar pasižiūrėti, yra YouTube kanalai ir taip toliau, tai tikrai matėte, ne? Bet yra dar, tai sakykime taip, netinkamas maistas, netinkamas judėjimas, netinkamas miegas ir taip toliau. Toliau dar vienas punktas, dėl ko mes tunkam, tada, kada įsiderina hormonai. Tai yra skydliaukė. Dažniausiai tai yra, kada sulėtėja skydliaukės darbas, žmogus tunka. Dabar pagal psichosomatiką manoma, kad skydliaukė sulėtėja. Tada yra skydliaukės du variantai nesveiki, tai arba išgreitėja, arba sulėtėja. Dabar dėl ko sulėtėja skydliaukė pasakysiu, nes tik sulėtėjusi skydliaukė duoda antsvorį. Tai reiškia lėtesnė medžiagų apykaita. Dabar kokia tai priežastis, jeigu iš psichosomatikos, iš psichologijos pažiūrėjus, tai yra, kada žmogus ant kažko supyksta, sakykime, dirbo, gavo 1000 atlyginimą, nes tai jį nusodina, nebele ką sakau, kad lengviau skaičiuoti 800, ir jis mano, kad neįvertino jo darbo, per mažai moka, per daug dirba ir slėtina, mažiau dirbsiu, vis tiek už tiek pinigų man neverta stengtis, ne? Ir va tada labai dažnai išeina skydliaukė velnio. Žodžiu, lėtėja ir fizinis kūnas lėtėja. Kada yra psichosomatika, yra galvoje problemas. Kada yra hiperaktyvi skydliaukė, dažniausiai tai yra žmogus, kuris bijo, nesuspėsiu, nedabėgsiu, nepadarysiu, neįvertins ir taip toliau, tai tada dažniausiai užsisuka skydliaukė. Tokia būna, aš turėjau brolį kažkada su tokia skydliaukė, tai tokia, kaip aš sakau, kaip šaka, liekniai, sausi žmonės būna. Tai va, tiesiog yra tam tikri dalykai, aš ilgai jūsų šiandien nekvaršinsiu jums galvos, bet tokių visai pamėtėsiu tokių dalykų. Tai dabar taip. Tai vadinkim, tai yra tokie dalykai, kaip, sakykime, kaip hormonai, ne? Tai skydliaukės hormonas, toliau yra insulinas, kuris mus tukina žiauriai. Dabar žiūrėkit, insulinas yra tas hormonas, kuris skirtas organizme mums skaidyti angliavandenius. Ir paprastuosius, ir sudėtinguosius. Kuo paprastesnis angliavandenis, tai yra kuo paprastesnė formulė, tai yra kuo panašiau į cukrų, tuo greičiau išskaido ir lieka laisva. Laisvas insulinas prašo mūsų pyragėlių, dažnai sako, aš tiek neturiu valios, kad vakare neprisivalgyčiau ko nors saldaus. Todėl, kad iš ryto suvalgėm kažką įsiskyrė. Pirmiausia taip, atmerkiam akeles, įsiskyrė insulinas, toliau praėjo kažkiek laiko, įsidėjau pavyzdžiui sausainuką, įsiskyrė insulinas, suvirškino tą išskaidę sausainuką, liko laisvo insulino, vėl kažką įsimečiau tokio, nežinau, torčiuko, whatever, sultis, vaisius, visi paprastieji angliavandeniai, vėl jo įsiskyrė ir jau vakare iki pietų dažnai, daug kas sako, grupėse, kad iki pietų labai lengva laikytis svorį, nevalgyti ten ir taip toliau, jau po pietų pratrūksam. Kodėl? Todėl, kad per dieną prisikaupia labai didelis kiekis insulino, laisva, ir vakarais tiesiog neturi, aš labai primityviai aiškinu, neturi ką veikti ir jisai tada prašo mūsų, noriu saldžiai, noriu saldainio, noriu pyragėlio, noriu bulkutės, noriu cepelinų suvalgių, kepsnį suraičiau, bet dar noriu bandelės ir taip toliau.
tam, kad jis turėtų ką veikti. Tai mūsų anatomija manoma, kad jis nemanoma, žinoma mokslininkų, kad jis įsiskiria 3 kartus į dieną, ryte vos atmerkus akeles, apie pietus ir vakare apie 11 valandą. Nu va, tai va dabar, kodėl mes, pavyzdžiui, mūsų grupėse mes visada valgom vakare, kad ten apie 10-11 įsiskyręs insulinas turėtų ką veikti ir nelieptų mums eiti į šaldytuvą ieškoti ko nors užvalgyti, kaip aš juokiuosi, eiti patikrinti, ar šaldytuvė lemputė dega. Tai kad to nebūtų, reiškia, mes turim valgyti daug daug ląstelienos, baltymo, kas yra reikalinga raumenim ir iš lėto tą insuliną nusimušti. Jeigu kas apie grupės klausėte, aš labai dažnai sakau, kad sunkios būna 5-6 dienos, kadangi mes esam dauguma storulių priklausomi nuo cukrus, automatiškai pirmas dienas mūsų kūnas smegenys sako, jei duok cukrus, nes išdurnėsiu. Esam turėję vieną, kur neišlipdavo iš lovos ir dabar vieną turim, kur tokia stipri priklausomybė, kad sako, tiesiog negaliu atmerkti akių, net atrodo mėto iš šonus, bet cukraus. Tai vat tiesiog tai yra insulinas, hormoniniai nutukimai. Toliau yra, aišku, moteriški hormonai, kurie tukina, bet tai jau niekaip maistu nepareguliuosi. Toliau yra dar tos hormonas mus tukinantis. Žodžiu, tai yra kortizolis. Kas yra kortizolis? Kortizolis tai yra streso hormonas, pasyvaus, aš taip įvardinsiu, pasyvaus streso hormonas. Tai ne tas, kur aš uždusau, adrenalinas, staiga parėjo vyras, gyvenam gerai, parėjo, sako, šiandien išeinu, adrenalinas, moteris kūsta, lėtinantis hormonas. Ten kažkas, bet jeigu aš jau iš lėto, taip, iš lėto, lyg įtariu, lyg kažkas, lyg kažkaip, tai va tas pastovus stresas išskiria kortizolį, kuris yra iš vienos pusės mums labai reikalingas, iš kitos yra streso hormonas, kuris mus tukina, jis tada griebia viską, kas lieka. Ačiū. Pamačiau žinutę. Ir žodžiu, ir tada matot, pagyrė, tai užmiršau net, ir jisai tada ką randa dar neišskaidyto, nesuvirškinto, ima ir kiša į riebalinės ląsteles. Šiaip riebalinės ląstelės nėra tokios jau labai pralaidžios, kad ten riebaliukus sukištų, yra toks posakis, nuo riebalų nestorėjom, kaip nuo žalių daržovių nežaliuojam. Bet iš esmės, kada kortizolio fone, tai iš tikrųjų tie riebalai kaupėsi. Aš kartais jokiuos, kad jūs atsimintumėte ir jums pasakysiu, aš kartais jokiuos taip, kad kortizolis tai yra tarsi raktelis, riebalinės ląstelės surūdijusiai spinutėje atrakinti ir ten įdėti atsargas. Kad neperdegtumėt, ten sudeda atsargas. Tai vat vienas irgi iš tokių, žodžiu, iš tokių, sakykime, iš tokių tukinančių hormonų. Aišku, adrenalinas, staigus uždusimas, ten įsigandimas staigus ir taip toliau. Adrenalino, pavyzdžiui, vaizde, taigi būna tokios situacijos, kada mato, pavyzdžiui, ten mašina vaiką spaudžia ir pakelia automobilį, perkelia, o paskui nesupranta, kaip tai padarė. Tai yra adrenalinas, tai daro. Tai va, mums reikėtų to daugiau adrenalino, to tokio... vietoj to, kad kortizoliu. Dabar su tuo kortizoliu, matot, kaip yra. Sako, aš irgi turiu daug streso, bet aš nestorėjau. Labai dažnai mergina sako vieno, kitas sako, kad atrodo nėra to streso ir vis tiek kortizolius tas aukštas. Kodėl? Todėl, kad mes visi skirtingai reaguojame į tuos pačius dalykus. Žiūrėkit, į karą Ukrainoje. Vieni taip reaguoja, kiti taip. Pavyzdžiui, į politikus. Vieni už vieną, kiti už kitą galim. Vieni už Putiną, kiti už Batiušką, treti už tą. Randat, mes visi reaguojam visai skirtingai. Sakykime, daug ką šuniukas, nudvėse aš vartoju tokį žodį, ne? Ten yra, aš pažįstu vieną, kur ir paminklą pastatė. Man yra juokinga, man maloniau, pavyzdžiui, asmeniškai man. Taip, mes turėjom gyvulių, paukščių, žuvų, kai vaikai augo, bet aš tos nuomonės, kad vis tiek pirmiausia eina žmogus, o paskui jau visi kiti gyviai. Tai aš taip reaguoju, taip, gaila to šuniuko, ir mes didelį šunį turėjom, gaila, taip, bet o ką, tai yra gyvulys, bet ir ne žmogus. Bet tokie dalykėliai, jie yra labai, labai įtakoja mūsų svorio, labai įtakoja mūsų svorį. Dabar yra tokios vadinamos dar pridėtinės. Jūs dabar, kai klausotės, pabandykit pasigauti, ar jums yra kas nors jums būdinga, ypatingai tom, kurios pirmą kartą. Dabar aš taip pasakysiu, yra tokios vadinamos pridėtinės vertės. Ansvaris dėl to, kad yra pridėtinės naudos.
Dabar kas tai yra? Nu gal ne visai gramatiškai, lietuviškai, bet nesmė. Na žodžiu, šalutinės naudos, ką aš naudingo turiu iš to, kad aš turiu antsvorį. Pradėsim nuo labai paprastų dalykų. Pirma dažniausia tokia yra, tai yra, kada yra šeimoje pavydus vyras arba partneris ir aš esu stora baisi boba ir man ramiau gyventis, man nepavydės ir taip toliau. Ypatingai jeigu jūs jaučiat, kad pavydi, psichosomatika sudirba kaip apsauginis variantas ir iš karto pradeda kauptis svoris. Tai vat, ta yra nauda ta, kad manęs niekas nelies, namuose bus ramu. Antras variantas, jeigu patyrėte seksualinę prievartą ir taip toliau, labai dažnai tai būna irgi va, tas variantas, kada žmogus turi būti negražus, kad savo negražus aplinkai, kad niekam nekliūtų už akių. Toliau dar viena tokia šalutinė, aš taip labai nesiplėsiu, bet trumpai pasakyti, dar viena tokia šalutinė nauda yra ta, kad pavyzdžiui, kaip darbe, jeigu reikia ten daugiau palaipių, daugiau pavaikščioti, labai paranku pasakyti, aš storą, tu užlip paduok, nes mes bandėm, kada dar būdavo prieš COVID, gyvos grupės, mes bandėm su žmonėm, viena su manim labai ginčijosi, kad tai nesąmonė. Bet darbė save pati pagavo, kaip pasakiau, sako, aš pati pagavau, kaip pasakiau, aš tai dar kopėčią sulaužysiu, tu užlipk, nuimk. Nu, atsėdžiu kaip tašė ir faina. Toliau pridėtinė nauda, kada jau svorį perkopė 115-120 ir aplinkinių dėmesys, paguoda, tokie raminimai, kaip aš sakau, per galvytę paglosto, oi, mes tave mylim visokie, tu mums gera tokia, aš atsimenu, kaip man sakydavo, kai aš jau pradėjau lieknėti, mes tavęs kitokios neįsivaizduojam ir ko jau ten aš tik negirdėdavau. Tai va, ir ne dėl to, kad jie norėjo blogo, dėl to, kad jie tiesiog, kad man mažiau ale skaudėtų, tai pradeda įtikinėti, kad kaip faina būt storai. Nu va, dar viena šalutinė nauda, kurią dažniausiai vyrai labai greitai pajaučia, tai yra, kada moteris pradeda lieknėti ir gražėti. Aš netgi turiu vieną tokį atvejį, kada daugybę metų jie gyveno jos tėvų name ir viskas buvo gerai ir staiga, kai jinai pradėjo lieknėti, jisai pareikalavo užrašyti pusę namo, nes tu dabar išgražėsi, išeisi, mane paliksi, aš liksiu be nieko, iki tokių absurdų yra. Vaikai užaugę, jau universitetus baigė, bet taip, taip įsijungia, tai nepavydo, tai jau yra ta turtinė sfera. Toliau dar yra vienas toks monas, šalutinė nauda, nereikia kažkur važiuoti, dalyvauti ir taip toliau. Pavyzdžiui, žmogus labiau intravertas negu ekstravertas ir nenori ten vyras tas, kuris nori važiuoti, bendrauti, eiti, kalbėti su žmonėm, jinai nenori. Ir, tai kur aš tai neturiu ko apsirengti, tai panaip, tai aš pavargus, tai man sunku, tai man sąnaris skauda, iki ko ir aš buvau beveik praktiškai dabėgus, sąnaris skauda, tai galva skauda, tai visa kita, toks pasiteisinimas, kad kažko nedaryti, ko aš nenoriu. Tai man tokios šalutinės naudos. Toliau dar yra vadinami tie, kaip aš sakau, smegenų ir kūno konfliktas. Ne? Tai labai dažnai antsvorį turi tie žmonės, kurie bijo, kad neišgyvens. Suprantat, nepakaks pinigų, nepakaks jėgų, nepakaks bendravimo, nepakaks ten kokio nors nestabilus, pavyzdžiui, santykiai nestabilus. Aš kaip ir nepakaks tų santykių, nesivysto jie. Sakykime, aš esu meilužė, ne? Ir jisai su žmona negyvena, su jie nemiega, jis aiškina, jinai tokia yra nokia, bet jis su jie dar gyvena ir kada nors išsiskirs. Kaip aš sakau, šitie ant klozeto sėdintis meilužiai, kur žinutės savo meilužiam rašo sėdėdami ant klozeto, nes vidrų žmona pamatys. Tai vat ta būsena, tas stygius pilnatvės irgi priveda prie antsvorio. Organizmas įjungia savisaugos instinktus ir laiko riebalus, nes stresas geriausiai išsilaiko, adaptuojasi būtent riebalinėse ląstelėse. Nes jūs turit suprasti, riebalinių ląstelių yra nei daugiau, nei mažiau. Ar jūs 50 sveriat, ar jūs 130 sveriat. Riebalinius ląstelių skaičius nekinta. Tai yra įrodyta, kad liposakciją padaro, per laiką jos atauga ir vėl grįžta antsvoris. Kodėl? Todėl, kad genetiškai tai yra apibrėžta,
kiek yra riebalinių ląstelių. Ar jų stora ar plona priklauso, ar ta ląstelė pilna ir tempės ir didėja, ar jinai mažutė ir jinai neištempyta. Tai vat nuo riebalų kiekio ląstelėje. Tai vat kiek ten yra išsaugota. Tai vat čia gali būti, sakau, vienas iš tų vadinamų konfliktų kūno ir psichikos, tai vat būtent nėra to tokio baimė, atsiranda, nėra, bet baimė, kad neišgyvensiu, kas bus, nežinau, kaip bus ir taip toliau ir taip toliau. Dar kitas, aš net pasižymėjau, kad nepamirščiau, nes kartais šneku ir užmirštu, ką reikėjo pasakyti. Dar vienas dažnai antsvorio problema yra, tai išsiskyrimo baimė, ne? Neišsiskyrimo, ne, tai pasakiau, su manimi išsiskyrė, atsiskyrė, mane paliko. Labai dažnai tai gali būti iš tikrai, aš nesu labai šalininkas, kaip sako, atidirbti su mama, atidirbti ten su tuo, su nuo. Taip, vieną kartą galima ten tuos santykius pareguliuoti, bet šiaip iš esmės, jeigu jums 50 metų, iš mamos lizdo jūs išėjot prieš 30 metų, tai jūs man negalite pasakyti, oi, mano šeimoje neįpriimta bučiuotis, apsikabinti. Ką tu veikiai likusius 30 metų? Tai reiškia, oi, mūsų šeimoje tai buvo priimta taip valgyti. Vaikystėje mes taip valgėt. Ką tu darai likusius metus, kad tu neišmokai kitaip valgyti? Tai vat, ką aš noriu pasakyti, tai bet priežastis kartais būna vaikystėje, kada, pavyzdžiui, vėl grįšiu prie tų pačių šuniukų, man taip toks šiandien užėjo apie šunį šnekėti. Pavyzdžiui, jūs turėjot numylėtą šunelį, ne? Kaip pavyzdį, aš čia nesakau, kad būtinai tik šunelis. Tai galėjo būti katė, papūga, tėvas įsiskyrė, paliko ir taip toliau. Ir tas šuniukas nudvėsė, ne, ir jisai tarsi, ir lieka tarsi nuoskauda, kad mane paliko. Ir kad tą kompensuoti, tą palikto sindromą, arba dar yra psichologijoje toks terminas stovinčio prie lango sindromas, kada tu nežinai, ko tu lauki, bet tu vis kažko lauki, tokios pasąmoninės programos įsijungia, aš jas vadinu programulikom. Įsijungia tokios pasąmoniniai dalykai ir irgi padeda sukaupti riebalus. Toliau dar vienas momentas, ypatingai tos, kurios esat vadovaujančiose postuose arba norite labai vadovauti, antsvoris duoda autoritetą. Kaip kvailai tai beskambėtų, bet aš turiu ne vieną ir ne 3 pažįstamas, kurios nutarė lieknėti, išeina keičia darbą ir nebebūna direktoriam. Bet labai įdomus variantas. Aš kažkada, kai profesorius mūsų taip kalbėdavo, man atrodo, kad biški lengva nesąmonė, bet iš tikrųjų ir vyrai, ir moteris. Autoritetas tas, jeigu žiūrėkit, ateis direktorius tas toks, pavyzdžiui, sveriant vyras 79 kg ir sveriantis 95, jūs žiūrėsit skirtingai, lygiai taip vyro ir moters organizmas apart mąstymo tam tikrų niuansų yra lygiai identiškas. Tai tas irgi kartais toks, kaip čia pasakyti, duoda to tokio jausmą tokio, aš svarbesnė, aš galiu, aš stipresnė, tuos dalykus, sakau, pasianalizuokit, aš labai svarbi, manęs turi klausyti, nes aš taip nusprendžiau, jūs gali būti net ir neviršininkas, jūs gali būti ir pavaldinys, bet jūs nusprendėt, kad jūsų turi klausyti ir tas visas užsisuka mechanizmas ir labai dažnai kada, pavyzdžiui, išsiima ta programulė, aš ją taip vadinu, žinot, kaip yra toks sakinys, kad kai mes apsinuodėjom maistu, ar ne, mes turim 2 galimybės, išviduriuoti arba išvemti, ne, bent jau užplauna, jeigu ką, ligoniniai. Smegenys tokios funkcijos neturi. Tai mums reikia įjungti tą sąmoningumą ir suvokti. Ir jeigu aš randu, kad ten gali būti ta priežastis, reiškia, aš iš esmės, man reikia su tuo išgyventi, atleisti, užmiršti, pasistengti, nebūti tokias sąmoningai save padaryti tarsi antraeilių žaidėjų ir ne tai, kad aš apsimetu, kad aš antraeilė, bet aš žinau, kad aš svarbesnė, bet tiesiog aš tikrai antraeilė, aš paklausiu, dargi yra toks terminas mokinio sindromas, kad aš mokausi iš kiekvieno sutikto, ne? Mano viršininkas kvailas, bet jis mano viršininkas ir man algą moka. Reiškia, aš kartais sakau,
per konsultacijas, per psichoterapinėse grupėse, jeigu jūsų netenkina darbovietės valdžia, eikit susikurkit savo įmonę, o nekritikuokit tą, pas kurioj dirbate, ne? Kas jums pinigus moka. Tai va tą svarbumą, ne tai, kad aš apsimetu čia pelytė ir aš čia niekam nieko nesakau ir tegu kas, bet iš esmės suvokti, kad, nesat jūs pasaulio bamba, Jėzau, kaip negražiai pasakiau, bet taip teisingai, man taip patinka šitas terminas, nesat jūs pasaulio bamba. Tikrai, jeigu jūs pažiūrėtumėte, yra ir protingesnių, ir gražesnių, ir išmanesnių, ir, žodžiu, tai va, su tuo svarbumu tikrai ir grupiai dabar mes vienoj turim svarbę tokią, kur svoris nelabai įkrinta, todėl kad labai svarbi, labai viską žino, ką padaryti, kur, kaip turi vyras elgtis, kaip turi sūnus elgtis, kaip marčius. Ne tik darbė, bet ir namuose, ir va tas svarbumas laiko svorį, kad mes neperdėtume. Čia kadangi daug naujų matau, tai pasakysiu tokį pavyzdį. Senom, tai aišku, čia viskas nusibodė, bet pasakysiu. Jeigu jūs paimsit skutimosi mašinėlę, kuriai reikia 120 galingumo, ir įkišite 220, jinai susisuks ir perdegs. Tai lygiai taip su organizmu. Jeigu jūs labai kūdas ir duos 220 vietoj 120, jūs tiesiog numirsit. Tai kad to neįvyktų, smegenis ir daugybę metų ta, sakykime, gyvenimas įrodė, kad jų smegenų organizmo pareiga yra išsaugoti gyvybę. Tai duoda riebalus ir jūs tiesiog storėjat, kuo impozantiškesnė ponia, kuo didesnė viršininkė, tuo didesnė esat ir gyvenime. Tai va. Toliau dar yra vienas, užsirašiau, aš jį amžinai pamirštu, tai baimė pasirūpinti palikuonimis. Dabar žiūrėkit, ką aš sakau apie, kas tai yra. Tai yra tada, kada vis tik mes, mamos, aš kalbu moteriam, mes mamos didesnė dalimi atsakingos už vaikus negu tėvai. Ne? Tėvai dažniausiai eina mamuto parnešti, o mamos labiau rūpinasi vaikais. Ir kada tas lysta iš rankų, kada aš negaliu pasirūpinti, kada mano vaiko gyvenimas nenusisekęs, kada anūkai nepadorus, nedori ir taip toliau, automatiškai aš tam visam išlaikyti tam krūvį, aš turiu turėti antsvarį. Pasižiūrėk, labai dažna situacija. Aš sakau, kai kurios tai yra tokios retesnės, pavyzdžiui, direktorės tas sindromas, tas svarbumas, bet pavyzdžiui, dėl to ta baimė, kad nebus taip nepasirūpinsiu ir taip toliau, tai labai dažnai ir tas iššaukia, matot, kaip mechanizmas vyksta, aš stresuoju, sakykime, mano ten sūnus ar dukra nepavykė, serga narkomanija, igromanija, kaip aš sakau, žaidimų priklausomybė, alkoholis, bet kas neturi vaikų, turi vaikų per daug. Mes viską žinom, kaip turi būti, ne? Tai visas šitas aš galvoju ir pradeda vėlgi grįžti tas pats, kaip aš sakau, tas pats hormonas kortizolis ir jisai išsiskiria kortizolius ir mes stunkam. Tai čia reikia labai taip, labai atsisėsti, suvokti. Man pačiai buvo vienu metu labai nelengva, kada iš tikrųjų mano mergaitė buvo diagnozė, ta mano mergaitė jau 42 metai dabar, bet buvo diagnozė tikrai ne pati gražiausia. Ir kada tu pasijunti, kad žemės lysta iš po kojų, tu dėl savęs, tai dar gali pagalvoti, tą padarysiu, to nedarysiu, o dėl vaiko tau tiesiog dūšia plešia. Tai čia yra tas momentas, kada tikrai reikėtų labai gerai paanalizuoti, jeigu jūsų vaikui nesiseka ir ansvaris. Suveskit, pavyzdžiui, tas maždaug laikus, ne tai, kad ten birželio 25, bet maždaug, ar tuo laiku pradėjo ansvaris augti, kažkam buvo blogai, galbūt kaip tik ta priežastis, kuris saugo jūs nuo to streso. Labai dažnai būna, kad tas praeina, tas stresas viskas susitvarko ir pradeda svoris kristi, nieko nei dietų laikantis, nei kažko darant, nei bėgiojant, nei sportuojant, nei mažiau ėdant. Dabar dar tas kitas palikimo vienatvės jausmas, kur aš sakiau, psichoterapija yra stovėjimas prie lango, tai yra tada, kada jūs buvot tėčio mergaitė ir tėtis išėjo ir jūs paliko. Jūs paskui pradėjo bendrauti, sakykim, tokį scenarijų, kuriam paskui pradėjo bendrauti, jūs jam su juo ir dabar bendraujat, viskas vyksta gerai.
Bet tuo metu smegenyse įsirašė programulką, mane paliko, aš nereikalinga. Ir kad aš būčiau vėl peraugo kartais net ir į dvi tokias, du konfliktus. Ir kad aš būčiau svarbi ir taip toliau, kad mane paliko, pametė, tai kad mane rastų, man reikia būti didesniai. Tai va tokių visokių, kad mane surastų, kad aš būčiau reikalinga. Labai dažnai tai būna labai dažnas ėjimas, pavyzdžiui, per gydytojus, kada visi tyrimai geri, viskas, aš nesakau, kada žmogus serga, kad tyrimai įsiderinę. Aš apie tai nekalbu, bet kalbu, aš esu turėjus daug metų atgal mergaitę, kur tai skauda, tai temperatūra, tai, iškratė ją nuo A iki Z, nieko nėra, psichosomatika buvo žiauri. Ir vat kartais būna tokių dalykų, kada 3-4 valandų darbo, jeigu žmogus gali atsiverti ir pasakyti, kas iš tikrųjų yra, kartais 3-4 valandų užtenka visiškai, kad susidoroti tą priežastį ištraukti ir organizmas sako, valio, viskas tvarkoju, tu ramiai, aš irgi esu ramus ir galima atiduoti riebalus. Dabar dar toks yra, kaip aš jį dabar čia palaukite, visada pavadindavau, dabar net mintis prabėgo, prisiminiau, kada prarandat saugumą. Žiūrėkit, prarandat saugumą, sakykime, keičiasi darbai, atlyginimai mažėja, rizika, kūrėt verslą, surizikuojat ir kiekvieną dieną bijot, kaip čia bus. Paskolino didelę sumą dovanot ir nežinot, kada atsimsit arba iš vis gal neatsimsit. Tie visi dalykai, jie viduje visur psichosomatika, tai yra sąmoniai, pasąmoniai, smegenyse yra, ne, emocijos ir taip toliau jausmas, o realiai nėra tos galimybės tai ištransliuoti. Tai irgi tas būna. Tas būna toks nutukimo, viena iš nutukimo priežasčių. Aš esu turėjus vieną moteriškę, kuri atvažiavo pas mane 2 valandas, pasišnekėm tarsi apie nieką, susėdė apie jos vaikus, apie darbą, apie tą, grįžo ir pradėjo kristi svorius. Dabar tai mes bendravom jau taip artimai, tai jinai sako, aš niekaip nesuprasiu, kaip tai suveikia, rodos, tiesiog pasiplėpėjo, bet jinai visiškai atvirai sakė tam tikrus skauduliukus, jie išėjo ir jų nebeliko, jų nebereikia saugoti. Dar vienas niuansas būna, kada antsvoris arba labai ryškiai krinta, arba labai užauga, tada, kada mes esam priversti pakeisti gyvenamą vietą. Nenoriu, nepasiruošiu. Pavyzdžiui, aš galvoju, kad reikėtų išvažiuoti, pavyzdžiui, man atgal į Londoną, ne? Aš ruošiuosi tam, aš galvoju, aš sprendžiu, kaip, kas. Tai yra vienas momentas, tai yra pasiruošimas jau sakykime, iš noro pavirsta į tikslą. Dabar, kada mes šnekam, staiga prireikia išvažiuoti. Dėl ko? Bankrotas, viską atima, toj šaly ten kažkoks, ką pasakyti, gerai, sudaužiau mašiną, pabėgau, reikia į kitą šalį. Irgi priklauso nuo žmogaus, kaip aš ir sakiau, visi skirtingai reaguojam. Jeigu žmogus įskiria adrenalinas, jis staiga supūsta. Jeigu jam įsiskiria kortizolis, pastojus visas naktis ten zulina, kaip ten dabar bus, kas ten bus ir taip toliau, tai tada kaip taisyklė jisai istorija. Tai pasianalizuokit, čia tokie visiškai, kaip ir labai atrodo kartais visai tokie, gal neprotingi, nelogiški, nepaaiškinimi, bet pabandykit savo pasianalizuoti. Šiaip tai, žinot, kaip mokslas sako, kortizolis plus maistas, tai yra priežastis nutukimui. Tai va, koks maistas? Dabar kortizolis, jeigu mes valgom daug, pavyzdžiui, baltymą, mėsą, žuvis, mes valgom daug baltymą, riebalinė ląstelė jo nepaims. Nežiūrint, kad kortizolis didelis, jo nepaims. Netgi buvo ilgus metus teigiama, kad tie, kurie atsikelia ryte su aukštu kortizoliu arba 3-4 nakties, kas naktį pabunda, praktiškai įprotis, sakom, įpratau tuo laiku keltis ir taip toliau. Nei velnio, apie 3-4 nakties mus pakelia kortizolis.
jis įsiskiria nelaiku ir mus pakelia. Einam sisiuko, einam ten, kas į šaldytuvą, kas tai buvo tikrai rekomenduojama, dabar mažiau jau žiūriu, čia su švedais dirbu, jie tai iš viso to ten nepropaguoja, bet šiaip buvo manoma, kad va tada, kada pramerkia akis ir širdis, tik ten kelias sekundės, 10 sekundžių, 15, tokia tachikardija tarsi, greitai ant spintelės prie lovos reikia turėti grynojo baltymo, tiesiog įkalt baltymą, nes baltymas kortizolį irgi biškį stabdo. Ir atseit kortizolis turi veiklą ir tada nestorėjama. Ir, sakykime, ne tik nestorėjama, bet ir ramybė ateina. Tai vad, dabar dar žiūriu, pati užsirašiau, matai, po vieną žodį užsirašiau skriaudėjas. Dabar apie skriaudėjas pasakysiu. Kartais būna antsvoris duotas mums tam, kad mes išgyventume, nes mes tiek visko susidedam. Pavyzdžiui, ten, aš mėgstu tokį sakinį sakyti, ten žemių dalybos buvo tėvus ar senelius nuskriaudė, ar mane nuskriaudė, iš darbo ne taip atleido, kaip jūs tikėjotės, ne tiek moka, kaip jūs buvot sutarę, jūs apgavo pakeitė, jūs atleido netikėtai ir taip toliau. Ir atsiranda tos visokios nuoskaudos ir psichoterapijos labai gražiai išsima. Kartais, kartais to užtenka poros, 3, užsisakyti seansus, 2-3, kad visą tą įsikapanot. Vienas dalykas, kad aš pasiruošus išeiti iš darbo ir aš ruošiuosi ir aš išeinu. Ir antras dalykas, kada man ateina, sako, brangioji, viskas, esi atleista, mažiname etatus ir jokių prieš tai įžangų nebuvo. Tai visai skirtingai organizmas sureaguoja. Šiaip tai aš žinot, kaip pasakysiu aš jums, kad labai ilgai jūs čia nemaruočiat, jums galvos jau praktiškai daugiau kaip pusvalandį plepu, tai pasakysiu taip, užduokit savo klausimą, o tokį paprastą, kodėl aš turiu antsvorį ir dėl ko jis man reikalingas, o dėl ko, kokia iš to nauda, aš žinau visos ir aš tą patį sakydavau, jokios naudos, nei apsirengti gražiai, nei gražiai atrodyti, nei judėti, nei gerai jaustis, aš viską žinau, bet šalia eina tos tam tikros naudos, dėl ko tas antsvoris reikalingas. Aš kalbu apie antsvorį, kada yra 10+, kada yra 3-5 kilogramai, nesukit savo smegenų ir tiesiog gyvenkit, nes jeigu jūs numėsit tuos 3 kilogramus ant jūsų drabužių, ant jūsų išvaizdos, jau patikėkit ir pro mikroskopą nepastebės, kad jūs sukūdo. Taip, kad galit būti ramios. Bet jeigu yra 10+, 15, tai aš taip kartais sakau, tai pasisekė jūsų gydytojam, rašys vaistus, eisit už jūs ligonių kasų sumokėt. Kai jau plus 30, tai jau pasisekė vaistininkam. Nes jau jūs gersit vaistus, naudosit ir taip toliau. Nes sistema aplamai yra pastatyta, dar kol kas vis tik dažniausiai, dabar jau pasirodė apie insuliną, apie bakterijas, apie tą, apie na. Anksčiau tai tokių dalykų nebuvo. Aš juokiuosi dažnai savo merginom ir žino tą mano, kada profesorius pradėjo šnekėti, kad ten bakterijos, ten pasikeičia, ten tada jūs to nenorite. Aš atsimenu, jam tada maždaug metų buvo tiek, kiek man šiandien, tai atsimenu, sėdžiu ir galvoju, bet vis tiek amžius savo daro. Dabar tai jau aišku, jau yra labai daug literatūros, bet prieš tuos 30 metų tai tiesiog atrodė, išdurnėja, dedulis ir viskas to pasakyti. Bet pasirodo nelabai. Tai dėl ko jums tas antsvoris reikalingas? Ar paliko, ar užmiršo, ar pasimetėt, ar nuskriaudė, ar bijot ko nors. Tiesiog savo pasianalizuokit. Paimkit savo, pasimkit, aš visada sakau, matot, aš žinau, yra tokia mudra 3 pirštų kombinacija. Ne tokia, bet tokia 3 pirštų kombinacija. Pasiimat rašiklį ir rašot. Kodėl ką aš manau, dėl ko man tas antsvoris, ką jis man duoda naudingo. Nerašykit nieko, nėra taip. Yra dėl kažko jis reikalingas. Priešingų atveju organizmas jo nelaikytų. Dar yra tokia požymiai, dar biškai pasakysiu, kad jau jums visai, čia netrodytų, kad visai pievas, kad negalvotumėt kaip aš apie savo profesorių. Tai yra tokie, požymiai, iš psichosomatikos.
Iš fiziologijos aš žinau, kad jeigu yra baranka ant pilvo, ne, tai tokia gelbėjimosi ratas, tai yra insulinas. Jeigu yra apatinė dalis kabantis pilvas, kortizolis. Jeigu yra viršus, kaip pas mane stambesnės, ne, tai daugiau velkam, daugiau, bet psichosomatika truputėlį kitaip. Jeigu mes šnekam apie iš psichosomatikos, kodėl kartais tas nutukimas yra, tai labai dažnai būna storos kojos, ne, nu, sakykime, čia viskas labai gražu, bet kojos storos, kaip kolonos. Tai tam, kad tvirtai stovėčiau ant žemės, kad būčiau labai stipri, kad labai, kaip čia pasakyti, kad, kaip čia dabar paaiškinti, kad stabili būčiau, kad manęs nenuskriaustų, kad aš galėčiau išstovėti. Antras, dar vienas momentas, kas man labai patinka, labai dažnai, kada, dabar tai nedarau tokių eksperimentų, bet kažkada darydavau, kai pradėjau dirbti, kad pavyzdžiui, visa talija yra pečiai gražus ir tai didelis užpakalis. Va, tai labai dažnai būna tas užpakalis, nedažniausiai, kokį čia žodį, gana dažnai, va taip pasakyti, gana dažnai būna priežastis vaikystėje mėgo tėvai, seneliai, pliaukšėti per vyresnį brolį, pliaukšėti per užpakalį. Per laiką smegenys supranta. Ta prasme, automatu įsijungia tokia programulka, kuo didesnė rūra, tuo mažiau skaudės. Ir va, aš atsimenu vieną tokią labai graži moteris iki pusės ir ta rūra, ne ta, kur man labai gražu, kai yra klubai, kai yra, aš visą gyvenimą jų neturiu, tai man labai gražu. Bet bandžiau aš juos susiauginti, nepavyko. Tai, žodžiu, nes yra toks sakinys, jeigu lieknėjom iš viršaus, storėjom iš apačios, nesustorėjau vis tiek. Bet ta prasme, aš vėlgi to charakterio kažkiek pakeičiau, bet ne tiek, kad jau 100%. Bet, sakau, ta moteriškė, kada pradėjom šnekėti, jos buvo toks papasakota situacija, kada jie ten 5 ar 4 metų išvežė pas senelius ir sako, močiutė labai griežta buvo, kaip jinai sako, ta mano baba, tai buvo tikra ragana, sakydavo ir sako, už menkiausią, ne tai, kad sudaužiai paduką per nagus, bet per šikną. Bet labai sėkmingai nemetė paskui svorį, aišku, dar šalia sportavo. Tai žodžiu, storos kojos. Tau reiškia, tu nori būti labai stipri. Aš nekalbu, jeigu yra anatomija iš vienos pusės. Iš kitos pusės yra anatomija, yra kas yra. Yra genetika, yra tas anas, bet yra dar ir įpročių. Ne? Tai va. Antras, jeigu didelis užpakalis, pasakiau, ne? Dar kartais didelis užpakalis būna, žinot, yra tokia patarlė, su viena subinė 2 kėdžių neužsėsi, ne? Tai va, kada ir tą noriu, ir tą daryti, ir tą, ir dažkau, ir kartais tas užpakalis. Aš nesakau, kai jis jau būna ten toks, bet jau, taip. Tai va. Kas dar tokio? Toliau apie psichosomatiką, ne? Sakykime, vyras ar meilužis arba tėvai yra emociniai smurtautojai, tas būna tas toks susikūprinimas, ne? Nes reikia atnešti tą, tu negali, pavyzdžiui, tau 15 metų ir tėvas iš tavęs, sakykime, alkoholikas, kažkaip pavyzdį scenarijų paimu, ten tyčiojasi arba kada netingi, tada užploja, tu negali pasakyti, eik tu, tuo metu. Ir tas susikaupia irgi, reikėtų, tą visą reikėtų kažkaip su tuo tiesiog pabandykit pačią. Šiaip tai yra tų metodikų visokių, bet nelysiai ten labai mandrus kažkokius, nežinau, kaip aš kartais sakau, aš iš tų psichologų, kur nervuoju visus kitus, kur viską nurašo tėvam, ten praeičiai, o dabar tai maždaug nuo tavęs niekas nepriklauso. Nifiga. Ir dabar jūs galite keisti tą gyvenimą, tai tiesiog reikia susimti, pradėti galvoti. Kas ten buvo, kokia ta mano vaikystė buvo, kaip ten buvo ir taip toliau. Ir pats įdomiausia, žinokit, nutukimo pati įdomiausia nutukimo priežastis tai yra tada, kada emociškai jaučiuosi alkana. Neturiu kur išeiti, neturiu draugų, nepatinka niekas, kas vyksta, sakykime, ten artimoje aplinkoje, nei spektakliai, nei koncertai. Koncertai tik popsas, humoro vakarai tik keiksmažodžiai, ir ta lieka tuštuma, tokia, tuščia.
ane? Ir tada labai dažnai mūsų kūnas prašosi maisto, kad tą tuštumą užpildytų. Pažinojau vieną moterį, kuri kiekvieną dieną suvalgydavo po 3, kaip kvailai jums bent skambėtų, aš jums pasakysiu, 3 kg obuolių, kad užsipildytų tą erdvę. Tai vat, jeigu neturit kažko, tai ieškokit savo pomėgio. Yra tokia technika, einat, pavyzdžiui, sugalvojat, belia ką sakysiu dabar, sugalvojat, kad gal čia aišku, kai kuriuos jau čia tikrai tas profesijas turi, bet iš esmės, norit, jaučiatės, vat, kad kažko dar norisi, pabandykit. Įsivaizduot save tiesiog, vietoj to, kad galvot, oi, koks tas politikas toks ar anoks, arba kunigas koks negeras, tada kas nors, tiesiog pasvajokit, va taip atsiknojam, tai ką aš norėčiau daryti, norėčiau galbūt šalia to, ką aš darau, aš gal norėčiau daryti, pavyzdžiui, papuošalus, ne? Tai vietoj to, kad jeigu man netgi dar yra dar vienas monas, aš jums pasakysiu labai, netgi senosios nežinau, užmirštu aš visą apie jį pasakyti, atsistokit jūs, pavyzdžiui, stovit, atsipalaiduojat, pabandykit, kurios netingės. Atsistojat ir, pavyzdžiui, man daryti ar nedaryti, ne? Ir nieko, ar rytoj, belia ką aš neku, rytoj eiti naujo darbo ieškoti, ar ten eiti naują pokalbį dėl darbo ar ne. Atsistojat, pečius nuleidžiat, atpalaiduojat ir stebit savo kūno. Nieko dirbtinai nedaro, tiesiog stebit savo kūną. Ir jūs pamatysite, arba jūs pasisversite į priekį, čiut, ne tai, kad jau ten susirėsit, bet arba jūsų kūnas čiut į priekį pasijudins, arba vos atgal. Ir jūs žinosit, to reikia ar nereikia. Jeigu priekį reiškia, aš einu į tai, jeigu ne, mane atstumia. Čia, žinokit, toks pratimas, jūs net neįsivaizduojate, su rankom, pavyzdžiui, meluoji, nemeluoji, visokio bėso aš turiu. Bet iš esmės, tokie yra labai paprasti dalykai. Eit, neit, ne? Pavyks, nepavyks. Reikia man to, pavyks, nepavyks, čia kitas klausimas, bet man reikia to ar nereikia. Tai labai, mums tai dar liepdavo lapą pasidėti ant žemės, pasidėti lapą. Ir pavyzdžiui, taip, man reikia pokalbio, ne? Man reikia rytoj eiti į pokalbį dėl darbo, aš nusprendžiu eisiu. Aš įsivaizduoju, kad ant to lapo parašyta taip, aš atsistoju ant jo ir mane tiesiog verčia aukštielninką. Reiškia, neisiu aš tą pokalbį, ieškosiu kito. Prisimatuoti, taip ir vadinasi, prisimatuoti situacijas. Aš kažkada labai žavėdavausi šviestuvais ir man labai patikdavo šviestuvų parduotuvės ir aš galėdavau kaip po muziejų, vaikščioti, ypatingai Piterį, kada studijavau, tai būdavo ten tokia labai Nanievskiam, ten buvo didžiulė, nežinau, didžiulė krautuvė, nežinau kokio dydžio, ten kaip visas matyti Vilniaus Akropolis, vien šviestuvai, po paskaitų, eini ir taip aikštė, taip faina, ir pabandžiau kažkada įsivaizduoti, kad, gal padirbti, ne, parduotuvė, Jėzau, iš karto žinau, kad nenoriu, bet pasižiūrėti, kaip ten viskas blizga, žiauriai faina. Tai vat, tokie visokie tokie dalykai, tą alkį reikia nuvaryti kažkuo. Arba iš jaunystės prisiminti kažkokį, galbūt atgaminti kažką darėt ir jautėt malonumą. Galbūt susikurti kažką naują. Vyresnio amžiaus yra 3. kartos universitetai. Visokie būreliai, linijiniai šokiai. Jau dabar tai, jeigu jūs jaučiat, kad jūs nealkana, pilvelis negurgia, seilės neįsiskiria, bet jūs norit tiesiog kažko valgyti, sugalvokit, kas galėtų jums teikti džiaugsmą. Kur užburtas ratas, kada jūs pradeda daryti tai, kas jūs veža, yra toks terminas, aš atsiprašau, kad šiandien visai geram lietuviškas, bet veža. Aš pradedu daryti tai, kas veža, pradeda gaminti, ateina malonumas, pradeda gaminti toks hormonas kaip endorfinas. Vat būtent endorfinas mus priverčia po pietų suvalgyti kokią nors bandelę, saldainį ir taip toliau. Ypatingai jeigu pyragiukas, kokį saldo pusę, manoma, tai 50 riebalas, 50 angliavandenis maždaug toks. Napoleonas, naujienėlė, aš jums galiu čia privardinti skanių eklerai ir taip toliau. Tai būtent tai mus priverčia, to endorfino stygius mums priverčia, bet bėda ta, kad aš tą pyragėlį suvalgau, išsiskiria endorfinas, atsiprašau, bet ką jis daro? Jisai maždaug apie 45 minutės organizme yra, vėliau jisai išnyksta, jis išsiskaido ir vėl gali tai sekančią pyragėlio.
Tai vat pasižiūrėkit, jeigu namuose stresas stabilus, jeigu kažkas, tai tada reikia stresą tvarkyti. Jeigu jūs manot, kad jūs tiesiog neradot pašaukimo tono, niekas neįdomu, ieškokit, kas įdomu. Vietoj to, kad vartyti, sako, oi, aš labai mėgstu gaminti valgyti. Nu, kas būtų, jeigu jūs pradėtumėt labai mėgti žiūrėti, ką jūs nešiosit, kaip supūdot. Nu, pavyzdžiui, kai sulieknėsit, nu, ką jūs nešiosit, aš visada sakau, nežiūrėkit į oi, aš visuose grupėse sakau, tą pavyzdį mane užmušė vienas pavyzdys, kada žmogus laikos mitybos, ne, va, atėjo laikas, kada galima valgyti sūris su serbentų šakelė. Nu, niekada nepamiršiu šitą atveju, žinau, kad jau tikrai musėt kokie 5 metai 6 praėję. Kuriam velniui tas cukrus, tas serbentų šakelė, bet tai gražu, nu tai tada nahera aš noriu būti graži, oi, kokį žodį pasakiau, atsiprašau, tai kodėl aš noriu būti graži, tai ir būk storas su serbento šakele. Suprantat, mes ką mastom, tas ir esam. Aš paraidžiui, aš tam nepritariu, bet iš esmės tam tikrais atvejais tikrai taip. Jeigu jūs visą dieną knysitės po receptus, kokie piragai, kokios salotos, mišrainės ir taip toliau, jūs visą dieną galvosit apie maistą, jūsų smegenys pasiruoš valgyti. Aš kartais sakaugi, jeigu aš pasakysiu, negalvokit apie baltą pūkuotą pelytę, kuri pas mane po stalu, daugelis jų ją jau ir pamatėt, ne tik tai pagalvojot. Tai geriau galvot, kaip nešiosiu, yra toks, kažkada viena irgi parašė, aš pasirašau miniakui. Tai gal geriau tiesiog miniaką nešiosiu vietoj to, kad gražiai pavalgysiu. Tai yra tam tikra priklausomybė, mergaitės, tie pavalgymai, tie gražiai atrodymai, tie visi, tai yra tam tikra priklausomybė. Nuo maisto gaunam hormoną, tada hormonas paveža, paskui jis įsiskirsto, vėl norim, vėl insulinas įsijungia ir visi va tie dalykai susisuka. Dabar aš pasakysiu tokia, prieš sakydama, klausdama, ką norite apie mane sužiūrėti, aš jums pasakysiu vieną paprastą dalyką. Tos, kurios sako, kad man pabodo antsvorį nešiot, man sunku, aš nebenoriu būti stora, aš taip toliau ir taip toliau, tas, anas ir kitas, aš pasakysiu taip, nepabodo. Va tokiom aš galiu pasakyti, nepabodo. Jeigu dar jūs galvojat, kaip skaniai pavalgyti, kaip tą padaryti, aną padaryti, tai reiškia dar nepabodo. Tai reiškia dar jums visai faina vaikščioti su tuo antsvoriu, nes, tiesiog, jeigu man pabodo kažkas, tai aš tą kažką šalinu. Jeigu, palaukit, kokį čia pavyzdį dabar mintis prabėgtų. Pavyzdžiui, jums įlindo rakštis. Nieko bendro su lieknėjimu. Dabar žiūrėkit, jums įlindo rakštis. Tai jūs ką darysit? Ar jūs jį stengsitės kuo greičiau ištraukti, ar jūs tiesiog pasimėgaudomės, sakysim, oi, kaip man nepatinka ta rakštis, kaip reikėtų ją ištraukti. Gal rytoj, gal nuo pirmadienio. Jūs įmatė ir ištraukit. Išsisukot kojį, gipsą sėdit su kastyliais raštat. Tai kodėl su antsvoriu reikia, jeigu aš kalbu tikrai apie antsvorio nutukimą, aš nekalbu 5-7, aš čia matau, iš tų, kur matau, tai čia dar yra nesvarų žmonių, kurie čia atėjo, nežinau. Bet nesvarbu, nepakenks. Bet jau praėjo tas laikas, kai buvo anksčiau, vienintelė ta metodika buvo mažiau valgyti ir daugiau judėti. Kartais, kai man pasako, kad reikia sportuoti ir taip toliau, nes kad sulieknėčiau, aš visada sakau, tai yra 65 metų vadovėlis. Daugelis iš jūsų net negimė dar buvo. Taip kad, kaip čia pasakyti, aišku, esant galimybei, susiraskit savo mieste vien psichoterapeutą, psichoterapeutą geriausia, arba psichologą analitiką. Nueikit ir išsiaiškinkit, kas jūs verčia kimšti, nekontroliuoti, vaikščioti baisiai, nesiprausti, daryti iki depresijos. Kas jūs verčia? Dėl ko jūs tai darot? Ne tai, kad, oi, mano toks gyvenimas, mano tokie genai, 5-7% nutukimo genų yra žmonės, kurie turi, visi kiti yra nutukę visai ne dėl to. Aš kažkada sakydavau, kai man nustatė diabetą, tai aš sakiau taip, aš sustorėjau, nes susirgau diabetu, ne? Naivuolė, aš dabar labai gerai žinau, kad aš susirgau diabetu dėl to, kad aš jau nutukus buvau. Tai va, tai kad tas kartais valanda 2 gali gelbėti, susidėliot galvoj, kas ir kur. Ir
ir šitą ir susitvarkyti. Nu ir dar viena priežastis kartais lydi nutukimą, aišku, ir lieknėjančias kai kurias lydi, bet iš esmės nutukusias labai dažnai lydi. Jeigu nesuvalgo po 3 kg obuolių, tai yra vidurių užkietėjimai. Jeigu turite užkietėjusius vidurius, jeigu šiandien jau šneku iš psichosomatikos pusės, tai atsisėskit 1:15 minučių, 2-3 dienas kasdien, be muzikos, be skambučių, be judesio, be nieko ir pagalvokit, ką jūs į save tiek pridėjot, kad negalit neiškakot. Reiškia, sudėjau, gali būti nuoskaudos, gali būti gynyba prieš ką nors, atrodymas, melas. Žinot, kaip būna, žmogus ten verslas pajamų, mat Kaune aš turėjau tokią situaciją, ten skaičiau paskaitą ir vienas, tai vat aš noriu, sako, po paskaitos, sako, aš noriu apie verslą pasišnekėti. Aš nesakau, kad tai yra blogai, žmogus kažką daro. Viskas tvarkai, sako, tai aš turiu tų aliejukų verslą ir aš tai sėdžiu, aš galvoju, verslą, gerai, klausiu, tai kiek tų aliejukų parduodat, tai ir 10, ir 15 į mėnesį, tai čia verslas, jis save įtikino, kad nereikėtų, aš jam išaiškinau, viskas tvarkoja, bet ta prasme, kad nereikėtų daryti kažkokių sprendimų didelių, galva turi vyriukas. Vietoj to jis pasiima tą ir žaidžia, aš verslininkas, ir va tada irgi, ir moteris tą žaidžia, verslininkais, nežinau, mokytojais, aš ne apie profesiją, bet apie natūrą. Ir nuo aplinkinių slepia tą pat save arba pati save įtikina, kad čia pasaulinė žvaigždė. Tai ir tada irgi tas būna, kad iš tikrųjų labai užkietėja viduriai. Tai plus užkietėja viduriai, tai yra veido oda. Tai yra krūva dalykų, kurie ką tai įtakoja. Ką dar esu užsirašius. Dar vieną sakinį pasakau ir viskas. Žodžiu, visos tos programulikom, aš taip vadinu, visos tos pasąmonės tie dalykai pas mus įsirašo ne šiaip savo, bet tiesiog paėmė ir įsirašė. Ne, per patirtis, per nuoskaudas, per emocijas, per patirtis. Aš patyriau, ką reiškia smurtas, įsirašė, kaip aš jaučiausi. Ir atsiradus panašioje situacijoje, mano smegenys ištraukė iš lobyno informaciją ir pateikė. Aš ištekėjau už vyriškio, kuris, sakykime, buvo labai žavus, visa kita, paskui pasirodė smurtautojas, kėlė ranką ir taip toliau. Vos aš įsiskyriau. Vos aš sutinku žmogų, kuris gražiai su manim šneka, kuriam aš visa gera, automatiškai iš pasąmonės išlenda pavojus, jis gali. Tai nėra, kad sėdžiu, jis galimai mane muš. Ne, bet labai dažnai, tai lygiai taip ir su nutukimu. Labai dažnai ateina tas toks savisaugos instinktas ir kartais sako, Jėzau, pirmas mušė, tai antras dar labiau muš, arba pirmas geria, ir antras geria. Bet tie dalykai susiveda psichosomatika. Tai dabar pasakysiu paskutinį, tikrai jau paskutinį. Psichosomatika nėra idiotizmas, kad jeigu pažiūrėsi į kairę, tai tau dešiniausis atsisuks į vakarus. Čia ne apie tai yra mokslas. Mergaitės, tai yra konkretus mokslas, tik mes dar kažkaip taip kartais į tai pažiūrim pro pirštus. Dar kartais netikim, kad daugybėse vizualizacijas duodam, sunku pradžiai patikėti, kad tokie kaip savęs įsivaizdavimas lieknos gali įtakoti, kad atsakymas į klausimą, kas bus, kai aš sulieknėsiu, kad tai nėra svarbu. Aš truputėlį apie mūsų grupės pasakysiu apie pačią programą, ta prasme. Tai yra kompleksiškas. Galva remontuojasi hormonai, remontuojasi bakterijos, remontuojasi kūnas ir iš lėto mes traukiamės. Tokį terminą panaudoju, man labai jis patinka. Kartais, kai man parašo, pavyzdžiui, apie programą, kad aš kartais klausiu, kiek norit nusipurtyti kilogramų, man labai gražus toks terminas. Dabar viskas, ką norėjau, man atrodo, aš jau pasakiau.
Ar apie idiotizmą užsirašiau tokį pavyzdį, dar pasakysiu. Žinai, kaip sakant, o jeigu gimdoji miomos, tai reiškia, jūs pykstate ant partnerio, ne? Tai man visada labai linksma, vieną kartą profesorius vienos paklausė, sako, tai jūs pykstate ant partnerio būtent gimda, ar kaip? Gimda pritaikyta kam? Gimdyti vaikus, išnešioti vaisių, o pykstu ar nepykstu. Pykstu aš per emocijas, o ne su gimda. Nu, tai va čia kvepia idiotizmu, o aš sakau, psichosomatika yra mokslas. Dabar aš jūsų visų labai prašau, kuriuom reikia klausimų, kurios nori kažko paklausti. Prašau labai gražiai, greitai suklausim ir aš jūs leisiu jums eiti miegoti. Alio? Noriu į grupę. Kas čia sakė? Aš noriu į grupę vėl. Tu nori kartuoti? Man labai patinka jūsų klausytis. Siaubas. Kaip toks teatralas pasijutau. Pasišnekėsim, nežinau, kartojimo grupė, žinok, darysim kažkaip pavasariop. Darysim, bet dabar biški nelabai. Nes ir tų norinčių tikrai nėra labai kažkiek daug į kartojimą, nes čia tos visos senosios tai išėjo į tą ilgąją metinę programą. Nu taip, dabar kartojimas bus pavasarį tik tai. Nu, lauksiu. Turėsiu omeny, iš tikrųjų turėsim su Lina omeny, duosim žinoti. Man iš karto į Messengerį rašykit, aš į Facebooką labai retai kada užeinu. Kaip į Facebooką neužėjti ir nepasiklausyt manęs, aš nežinau, tiesiog nervuoji. Aš nesiklausau kartais, bet labai retai. Labas vakaras, o kaip dėl cholesterolio, pavyzdžiui, klausimas, jeigu aukštas? Jeigu būčiau medikas, pasakyčiau taip. Ką reiškia aukštas? Nu gerai, pradėkim nuo to, Aurelija. Virš normų, nes yra standartai 5, tai pavyzdžiui 7. Pavyzdžiui, labai ramiai gyvenkit ir nenaudokit statinų. Gerai pasakiau. Nes aš šiaip gyvenu Londone, aš dėl to klausau, kad mamai padėt. Nes labai daug ką palėtėt ir tikrai pritariu, nes kaip dukra matau, mamoje daug ką paminėjot. Tikrai esu 100% pritariu, kad yra psichologiškai. Kitas dalykas, pritariu tam sakiniui, kur pasakėt apie diabetą. O jinai turi antsvorį? Jo, visą gyvenimą turėjo antsvorį, buvo diabetas pripažintas, invalidumas, jau ruošiame laidoti. Tai, o po to labai keistas dalykas, kur vis daugybė, čia kalbu apie 15 metų, ne? Gerai. 15 metų visas tai vyko dalykas, žmogus, net nesumeluosiu, tikrai 10 metų ant morfijaus nuo skausmo, jau lygų maišas, ne, tikrai ruošiu sulaidoti. Jo. Ir kažkas po to nutiko, jinai pati nusprendė lieknėt. Aš atsiprašau, ten jinai nusprendė gyventi. Arba gyventi, va būtent. Ir žinokit, dabar, ką noriu pasakyti, kad mamai viskas tvarkosi, nukrito be jokių tokių kažkokių kitų pagalbų 20 kilogramų. Taip. Tai dabar žiūrėkit, ką aš pasakysiu tom, kurios lieknėje visada cholesterolis yra didelis. Aš pasakysiu, kodėl. Todėl, kad kada mes esam didelės ir gražios ir neraukšlėtos, mūsų kraujagyslės, ant sienelių kraujagyslių nusėda gliukozės plokštelės. Jos per laiką pažeidžia, iš lėto žeidžia kraujagyslių epitelį. Ir tada organizmas pats žinot, jeigu domėtės cholesteroliu, vienas cholesterolis yra iš maisto, visai kitas yra iš pats organizmas gamina, ne kepenys. Tai tada kepenys pradeda gaminti labai didelį kiekį cholesterolio, kad užklijuotų, tą apsaugotų kraujagyslės sienelę. Dabar kas įvyksta, kodėl, dabar švedai kaip tik, aš sakau, su švedų kompanija, ten amerikiečiai, švedai, žodžiu, istorija. Trumpai pasakysiu, tai ką jie daro, reiškia, kodėl, kada nebuvo, statinai atsirado maždaug 82-3 metais tik tai, iki to jų nebuvo, bet infarktų ir insultų buvo daug mažiau negu dabar. Ir dabar
ką rodo tyrimas? Kada išvalo tą cholesterolį, kraujagyslė yra pažeista ir automatiškai jinai gali trūkti, plyšti ir taip toliau. Dabar, kodėl cholesterolis paaugo, kai kodėl tyrimai rodo, aš turiu tikrai ne vienos ir ne 3 įrodymus, kodėl cholesterolis padidėja, kada pradeda kristi svoris. Todėl, kad tos plokštelės atkimba nuo kraujagyslės sienelės ir jos važiuoja, sakykime taip, kraujagyslės su visu cholesteroliu ir kada paima tyrimą, mato aukštą cholesterolį. Jeigu mano valia būtų, neduočiau niekam. Dar pasakysiu tokį momentą, kada liekninom dietologę, kardiologę, kuri pasakė tokį sakinį, neoficialiais duomenim, jeigu vienu viršė normą, mes privalėtume rašyti statinius. Neprivaloma, bet privaloma. Aš tai tos nuomonės, kad jeigu organizmas gamina cholesterolį, jeigu žmogus ten tikrai nevalgo, taigi buvo čia prieš kiek metų, aš nebežinau, prieš kokį 15, gal 20, jėzau, kiaušiniai, kaip blogai, negalima, kiaušinių tryniai ir padarė tyrimą paukštynė. Gali valgyti kiek nori, kiaušiniai sinešti negali. Po 7-9 kiaušinius suvalgydavo, cholesteroliai va tokie. Nes jie negaudavo paprasto angliavandenio. Jie negaudavo morkos, termiškai apdorotos burokėlio, svogūno, toliau negaudavo bulvės. Jie tų dalykų labai mažai gaudavo, jie pasisotino ir cholesteroliai būdavo minusiniai. Taip kad aš savo mamai dėl cholesterolio visiškai neatšaugojus. Bet aišku, yra gydytojai ir taip toliau, bet reikia nepamiršti, kad ir Anglijoje 2 metų gyvenau, 14 metų. Visur farmacija yra farmacija. Jo, ir visur, kaip pasakyti, skaičiai skirtingi, standartai, kaip pasakyti. Taip, tikrai taip. Jo, aš turiu klienčių visam pasaulyje, su kuo pakalbu, visur skirtingų skaičių sako. Taip. Tai aš dabar net nežinau, kas saugu. Tai mamukas tegul labai pažiūri skysčius. Paprastą skysčius. Kada svoris krinta, matot kaip yra, kai svoris krinta, skyla riebalas, nes eina į limfinę sistemą, ne? Ir ląstelinių skysčių išeina į limfinę sistemą. Ir vat limfa tirštėja, ne? Ir neišvaro ir jį ten perdirbinėja. Tai kad jį išplautų, reikia tiesiog paprasto vandens. Su citrina galima, su mėtos lapom darydavausi kažkada, dabar tai tikėjau, bet kažkada darydavausi. Dėkui. Prašau. Klausimai. Labą dieną. Labą. Aš čia pirmą kartą. Papuolėt. Labai patiko jūsų čia pokalbis, aišku, čia gal per vieną kartą nepasakysiu. Tiesiog norėjau paklausti dėl to svorio tikrai, nes šiaip ganėtinai dar pusę amžiaus, kaip aš sakau. Ir man kažkaip po antro gal gimdymo, jisai čia, aišku, jau buvo prieš 7 metus, po truputį pradėjo tas svoris kilti ir dabar tai jau, aš pati suprantu, kad jau didelis, aišku, daug ką išbandžius, galbūt pritrūksta valios ir kalorijas skaičiuoju ir gal reikėtų daugiau sportuoti, bet, man toks darbas, kai socialinė darbuotoja, tai ir taip dar prisisportuoju. Bet ir tikrai maistą prisižiūriu, nes pati šiaip nelabai mėgstu tos mėsos ar riebiai, daugiau valgau daržovių, vaisių, bet man tas svoris vis tiek auga ir aš nesuprantu. Žinote, jau man pasufleravot, kodėl jūsų svoris auga. Jūs valgot sveikus maistus, vaisius. Jo, mėsos mažai valgau, kaip valgau. Va, atvirkščiai, dabar žiūrėkit, Lina, kaip tik reikėtų atvirkščiai. Labai valgau ir kas dar norėjau jūsų, atsiprašau, pertrauksiu dar. Gerai. Pasakytumėt, šiaip daugiausiai man labai išprastai miegu, dabar jau radau metodą, kad šiaip nemiegodavau parom. Ir tada naktį atsibundu, tada nenoriu valgyti, kaip jūs kalbėjot, bet nežinau, kas daro, einu į šaldytuvą, pavalgau ir einu miegot. Taip, kortizolis. Tada miegas jau man geriau, aš jau nebevalgau. Bet man sustres, nežinau, kaip čia įsireikšti. Ar stresas? Emocinis? Kažkoks va toks, susinervuoju, nepavyksta. Ir aš tada būtinai turiu saldžiai. Nežinau, kodėl, bet prisikertu tada ir saldžiai, ir sūriai. Kaip sakant... Tai žodžiu, pavalgot už 2. Gerai, koks jūsų tas svoris ir koks ūgis, man pasakykite?
1,76 m, o svoris 94. Jau yra iškomės. Mhm. Jau yra, nes Tikrai ne 5 kilogramai. Taip. O aš galėčiau užduoti vieną klausimą tai moteriai, kur sako. Galit. Pasko, labai įdomu va išgirti. Jūs pasakėt socialinė darbuotoja, ne? Nu taip, vat, labai įdomu. O jums patinka tas darbas? Ar jūs jį mylit? Šiaip tai Ar jūs myliu. einate tik dėl to, kad, nu, aš tiesiog, noriu žinot, ar jūs mylit, ar daro tai, kad reikia, nes gal jum, kad tai negu visai, ne visai mylit, o jūs žinot, kad reikia šeimas, aš suprantu, visi einam į darbus, reikia uždirbti pinigus. Gal... Aš netikėtai pakliuvau šitą darbą, draugė pasiūlė, bet aš nuo pat mažins, aš mamą slaugiau, neseniai netekau. Ir visur apsuptas vyresnių žmonių. Šaunuolė. Matot, dabar žiūrėkite, Aurelija, aš linut biškį, atsiprašau, Aurelija atsakysiu. Negali mes daryti tik tai, ką mylim, yra dar pareigos. Nes aš galvoju, aš taip sakau, kad... Palaukit, aš pabaigsiu sakyti. Yra du momentai. Vienas momentas, aš einu į nemėgstamą darbą ir aš burnoju ir save motyvuoju, kaip aš jo nemėgstu ir kokią nesąmonę. Kitas dalykas yra, kad aš dariau verslus, aš negaliu pasakyti, kad aš juos labai mylėjau, man su žmonėm dirbti buvo daug paprasčiau ir maloniau, bet aš tada pakeičiau savo požiūrį. Man to reikia dėl to, kad ir man tada žmogui dingsta tas, oi, aš nenoriu eiti į tą darbą, man jis nepatinka. Kaip mes pažiūrėsim? Netgi santuokoje aš kartais sakau, jeigu jūsų vyras nedaro, kaip nešoka pagal jūsų dūdelę, bet šiaip jisai yra geras žmogus, tai įsidarbinkit, savo galvoje įsidėkit tokią formulę. Aš dirbu to vyro UAB. Viskas, aš tiesiog jo neauklėju, nekuruoju. Man patogu, vaikai srūpinasi, pinigus parneša ir visą kitą. Aš dirbu, UAB Kęstutis. Taškas. Nes man va, ką pasako, labai panašu į mane. Man irgi atrodo, aš myliu savo darbą, aš kosmetologė, aš labai gerai tenai dirbu, bet, ką norėjau pasakyti, ne visą laiką tas, kad tik nemyli ar patinki, bet kartais būna, žinot kas, aš taip analizuoju save, kai visų klienčių ar ten darbuotojų išgirsti problemas, prigeri kaip kempinė. O čia jau jūsų pasirinkimas prigerti ar būti mokiniu ir pasimokyti. Žiūrėkit, ateina klientė ir sako, mano vyras Jūs galite įsidėti į save programulkę ir galite pagalvoti, Dieve, kaip aš gerai gyvenu, mano namuose nėra. Ir aš automatiškai man įsiskiria endorfinas vietoj kortizolio. Aš taiko, nežinau, moteriai, norėčiau pasakyti, labai su jums iš dalies pritariu dėl to, kad tik pradėjus dirbti buvau, tai taip ir buvo. Galbūt tai va, aš dėl to, kad jūs ką pasakėt, aš viską save girdžiu. Ką jūs minėjot, atrodo, apie mane kalbate jūs. Todėl ir uždaviau tą klausimą. Ne. Čia yra, ką aš išgirdau, dabar pasakysiu, dėl Linos. Tai čia yra insulinas, labai būkit teisingi, tai yra insulinas, tai yra sveikas maistas vaisiai, kurie sukelia insuliną ir insulinas prašosi vakare to nutrūkimo arba naktį. Naktį įsiskiria kortizolius, kuris neduoda to, aš nepsichuoju, aš ne psichinis ligonis, aš nelaksau kaip uždumės, bet aš užvalgau, įsiskiria šiek tiek endorfinų ir aš tada ramiai užmiegu. Man šita schema yra absoliučiai pažįstama. Grupė pas mus, grupės ilgos tokiom kaip jūs poniom. Jeigu sugalvosit, kad norėtumėt, vienas startuoja 16, jeigu niekas pas mus namuos nenutiks, o kita vėliau, nežinau, už poros trejato savaičių, dar nežinom. Bet ta prasme, jinai tęsiasi ilgai, 4,5 mėnesio, kad keistųsi įpročiai, bakterijos, insulinai, visa kita, su visais namų darbais ir taip toliau. Aš taip pasakysiu, nes aš tokia baisi, jeigu susirenka tos, kurios jau yra grupėse, tai reiškia, aš visai dar pakenčiama. O, jūs labai faina. Tai vat jeigu... Ir visom rekomenduoju. Suprantate, jeigu, ačiū už šit, jeigu sugalvotume, tai yra mano telefonai, yra messengeris, parašykite ir dar persišnekėsim, aš papasakosiu, kas tai iš tikrųjų, kad pačiupinėtumėt, ne tai, kad ateikit, aš labai mėgstu, aš vakar vieną kaip tik labai norėjau į grupę, kaip tik atsikarausinau, nes tikrai ten 7 kilogramai, neverta jai mokėti pinigų dėl 7 kilogramų, aš jai taip pakonsultavau.
Bet kad aš nekaina apie 15 kilogramų, ne? Ir jeigu svoris turi tendenciją aukti, ir jeigu jūs bandėt dietas, ale valios pritrūko, ne valio esmė. Buvo ar padėjo ir buvau. Taip, bet va, čia ir yra niuansas, žiūrėkit, Lina, visos mergaitės, visom sakau, čia ir yra niuansas, kad kurį laiką padeda, o paskui grįžti, aš tikrai esu viešai sakius, man atrodo, stiliaus laidoje esu sakius, kad numečiau 12, priaugau 17. Bet tai nėra išpūsti skaičiai, tai tikri skaičiai. Tikrai taip. Tai va, tai kad to nebūtų jo principų, arba aš sakau, supinių to, kuo daugiau tų supinių, tuo sunkiau paskui mes svorį. Organizmas pradeda atsiminti, kad, aha, buvo va tokia revoliucija prieš mane. Čia žinokit, tiek psichologijos, jūs net neįsivaizduojat kiek. Kada žmogui reikia 5-7 kg, aš visada sakau, aš ir ko radijui tą ne vieną ir ne 5 kartus sakiau. Pasiimkit pirmą pasitaikiusią dietą ir numeskit svorį. Dar pabėgiokit, jeigu jums reikia ten 4 kg numest, ten pasportuokit, pakvėpuokit, gimda dar, nors čia dabar labai madinga visi tie dalykai. Dar pasižiūrėkit į mėnulį, pakaukit, nukaisit tos. Bet kada jau yra įsisenės 12, 15, 17 kg ir tendencija auga, jau nebereikia žaisti, bet aš ir sakau, ar tikrai savo užduokit klausimą, ar tikrai jau nusibodo būti storam. Viskas, jūs nesat stora, bet esat su antsvariu. Ačiū už teisybę. Su manim, žinau, kad aš giriu tik tada, kada labai nusipelnė. Priešingą atveju iš manęs pagirimo neslauksit niekada ir niekur. Gerai, kas dar kokių klausimų turit? Alio? Niekam? Labai ačiū. Jėzus, kaip gerai skirstamės, ne mergaitės? Gal dar paklausiu vieną klausimą aš. Taip. Teko girdėti, kad norint numesti svorį, labai reikalingi baltymai. Tikrai taip. Jeigu taip, tai įdomu, ar tai ryte reikėtų gerti, ar tai popiet. Dabar, žinokit, taip aš jums pasakysiu, žiūrint koks baltymas. Jeigu mes šnekam apie tuos geriamus baltymus, ne, tai aš esu per tiek metų išbandžius ir aš esu šalininkas tik tai išrūgo izoliatų. Tik tai. Bet jį galima jūsų atveju būtų visai galbūt, kiek jūsų ten reikia numesti svorio ir dėl ko jums reikia baltymo? Reikia numesti svorio apie 6 bent jau. Tai tada padarykit taip. Žiūrėkit, paklausykit iškart, neatsitraukiant, sako, neatsitraukiant nuo kasos. 3 dienas valgo tik mėsą ir žuvį ir nieko daugiau. Ar išgirdot? Mėsa, žuvis ir jokių daržovių, nieko. 3 dienas. Taip? Tada kokią savaitę arba 2 rytais geriat baltymą, kokteilį, bet būtent išrūgų izoliato pasižiūrėkit, kad kuo mažiau būtų angliavandenių. Tai yra cukrų. Ne cukrų, bet angliavandenių. Tada geriat kokteilį vieną. Aš rekomenduočiau gerti, ten rašo 2 kauščiukai dažniausiai, ne? Gerti su 1 kauščiuku. Tada 1 valgymas, vėl 1 baltymas ir tada jau pavakarį valgymai. Va. Vat kokias, 2 savaitės. Jeigu nesat gerus Herbalife. Jeigu esat gerus Herbalife, netiks. Labai seniai. Jeigu labai seniai, tai jau užmiršau. O kodėl netiksiai gėrė Herbalife? Todėl, kad Herbalife yra labai daug cukrų ir labai daug kofeino. Ir jisai labai gerai organizmas atsimena. Ir va čia, tarp kitko, užsit, tavo Violeta sakė, bet jie visiškai netiko baltymas, sako, aš pradedu gerti baltymą, iškart prisimenu Herbalife, net negaliu. Ir paskui aš pradėjau tyrinėti, nuo jos pirmo pasakymo prieš 2 metus, aš pradėjau tyrinėti, kame reikalas, reiškia, smegenys jau asocijuojasi, kad turi gauti taną. Mūsų tos smegenėlės, jos toks mechanizmas, kad mes sunkiai suprantam. Ačiū labai jums. Prašau, pabandykit ir parašykit, kaip sekės. Žinok, labai įdomu. Aš esu Telšiuose kažkada susiderėjus su viena, kad jei kris svoris valgant daug ir baltymo, tai laiks nuo laiko gaunu žinutę Jėzus Marija. Netikėjau ir dabar dar netikiu, bet svoris krenta. Nes iš tikrųjų mums baltymas reikalingas raumeninui, tai yra mėsa, žuvis, tik matomo riebalo nereikėtų, o daugiau viskas tvarkoja. Ir paskui porą savaičių va tokių, va, ryte baltymas, tada pavalgau kažką, gali būti ir nedaug, tada vėl baltymas ir vakare valgymas. O čia tinka tik tai kolegijai, o man netiktų. O kas čia su manim šneka? Lina. Ai, Linui, tai ne... Aha, dabar žiūrėkit. Kada mes šnekam apie 5 kilogramus, tai užtenka tikrai tokių pastangų. Kada mes šnekam apie 15 ir 20,
Nu, aš labai turiu nuliūdinti, galit pabandyti, aš nieko prieš, bet šiuo atveju, tol, kol jūs nesureguliuosit insulino, jūs nutrūksit. Jūs pasilaikysit, pavyzdžiui, savaitę, 2, ne? O paskui, čia kaip viena mūsų grupiai sakė, laukiu, kada grupė pasibaigs programa, jau kaip valgysiu. Per vieną susitikimą kažkas jai ten klin galvoj, išėjo į kartojimą ir meta svorį ir sako, taip galvodavo, nu jau dabar, kai baigs programą, kaip valgysiu. Tai tikrai, kad reikia. Bet vat kažkas vis tiek ateina, per ilgą laiką vis tiek ateina kažkas galvoj pakitimas. Galvos remontas. O dabar neseniai atsisinčiu tokias, kur kalorijas skaičiuoja, ir ten receptai yra tam tikri, su baltymai ten dedasi, nu ten skaičiuota viskas. Ir tikrai laikiaus kokias 2-3 savaitės. Ir tikrai ant svarstyklių lipdavau visą laiką, po nedaug, bet krisdavo. Nu ir va, ir mečiau. Nes atsibodo tas... Pažiūrėkit, Lina, jūs visą dieną galvojat, ką valgysit, kiek kalorijų, apie ką jūs galvojat, apie baltą pūkuotą pelytę. Apie baltą pūkuotą. Ir aš labai netikėjau, kad valgant mėsą krenta svoris. Nu, tai daug kas taip sako. Nu, sako, mano 2 kilogramus į dieną. Nu, aš atsimenu. 2 kilogramus į dieną krisdavo. Tikrai? Kaip čia jūs taip stebukliai? Taip. Kiek iš viso Aušra tu numetus? Antro. Dabar ataugus jau biškelį. Nu, bet gerai, kiek? Nu, tai per kalėdas visiems ataugo, net man ataugo 2. 20. O jės, 20. Taip. Nu, ką žinau, kiek čia, 5 mėnesiai kokie. O Jėzus. Tai gal jūs labai skanę mėsą valgėt, gal naminės, organės, mum Londone tokių neduota. Nejuokinkit papūgų. Nu, palaukit, aš Airijoje gyvenu, Londone. Aš netoli nuo to Londono. Airijoje mėsa švaresnė. Tokia pati kaip ir visur. Nu, aš Lietuvoje irgi kiaulių neauginu. Aš dar norėjau vieną klausimą tuo pačiu, prisiminiau paklausti. Ar yra čia tiesos, kad valgyti reikia, jei norint irgi sulieknėti, nežinau, 5 ar 4 kartus, negu tik 2 kartus, ar ten 3? 5-6 kartus. Neteisingą skaičių pasakė. Skaičių, bet kad, ir tam, kiek laiko, kad būtų tarpas 4-3 valandos kažkaip. Ne, kad būtų tarpas nedidesnis negu 2 valandas. 2 valandas? Taip. Nes dar yra toks grelinas hormonas, kuris praeina valandą 45 valandas ir jis sako, šitą bobą jau badu marins, jau reikia, kad duoti signalą skydliaukiai, kad gal jau maistą negausiu. Ir jis gauna, pavyzdžiui, agurko riekutę ir, kaip aš mėgstu sakyti, Panevėžio fileikos gabaliuką, ne? Tai automatiškai nurims ir vėl viskas tvarkoja. Atsiprašau, turiu vieną klausimą. Taip, prašau. Yra skydliaugės, kaip pasakyti, tokia diagnozė tiroiditas, jeigu žinote. Ar ta liga įtakoja svorio kritimui? Vienareikšmiškai. Ir vėlgi, yra jeigu, tai jūs geriate vaistus ar ne? Ne. Yra toks papildas L-tirozinas, tirosinė, kuris iš tikrųjų tą funkciją labai gražiai sutvarko, kada dar nėra, ten pavojaus blogo dar nėra, bet jau skydliaukė durniuoja. Tai iš tikrųjų, aš netgi savo mamuką kažkada nuo L-tiroksino nukėliau su L-tirozinu. Tai va, L-tirozinas, ieškokit, siūlyčiau galbūt. Kaip profilaktiškai, sakot, galima gerti. Kaip profilaktiškai, taip? Jo, matot, kaip jisai veikia. Ten yra amino rūgštis, ten nėra sintetinis kažkoks brūdas. Tai yra amino rūgštis, kuri iš lėto judina skydliaukę, padeda jai dirbti. Ačiū labai. Čia va tiem, kuriem dar nėra ten labai blogai, kuriem dar nenumirės. Vėlgi, prie plaučių uždegimo vitaminas C nepadės, ne? Tai taip ir čia. Bet jeigu dar tik tai, tiroiditas, pradžia ta tokia, tai tikrai labai geras papildas. Tikrai. Aš irgi jau noriu įsikišti, jau labai ilgai šnekėjau šį kartą. O Jėzau, viskas, atsisveikinam 2,5 valandos, atsiprašau mergaitės, kad tiek ilgai plėtėjau. Iki kitų pasimatymų vėl. Iki kitų pasimatymų. Dėkui viso. Ačiū labai. Ačiū labai.